Sveiki, mėlyjeji kitapus ekrano. Šiandien Tarptautinė edukacijų diena ir iš Ceikinių mes jums siunčiame pačius šilčiausius linkėjimus ir norime pristatyti mūsų edukacijas, kurias vykdome savo padalinyje. Laima, į ką jūs šiandien mus pakviesite? Į vaško terapiją. Gal trumpai papasakokite tiems žmonėms, kurie dar nepažino šios edukacijos, kurie nesusidūrė su ja, nes šiaip galbūt nemeluosiu, sakydama, kad labai daug žmonių pas jūs buvo. Labai daug žmonių buvo, jie žvakes. Tai buvo ir iš Vilniaus, buvo ir iš Ignalinos, kelis kartus netgi iš Vilniaus buvo neįgalių, buvo iš Švenčionių. Buvo daug iš visur, kur iš tikrųjų labai džiaugiamės, kad ne tik pas mus buvo, bet važiavome ir mes, ir Laima tikrai labai plačiai rodo ir demonstruoja šį amatą. Ir šiandien tiems, kurie dar nematė, kurie dar nesusipažino, tai puikia proga susipažinti. Beje, va dabar jūs klausinėdama atsiminiau vieną labai svarbų faktą. Pas mus padalinėje, kada bus edukacija, į kurią žmonės galės ateiti ir pasidaryti žvakes? 31 sausio. 16 valandą. Prašom atvykti. Tai dabar pasižiūrėsite video ir nuspręsite, kad norite atvykti pas mus sausio 31 dieną. Jau daugiau nebekalbu, viskas. Visų pirma, gaminam žvakes iš šitokio vaško. Taip vadinamas sūris. Jį susmulkinam ir tada lydom. Lydom, įimam medvilnės siūlą. Skaičiuojam, žinoma, paslaptis kiek. Nes, kaip sakoma, visiam atnykai nesako visako. Surišam natelį šitų daktį, siūliukus pririšam prie va šitokio. Galbūt šarčiau. Kablelio, kad galėtumės pakabinti. Aš tai čia. Pakabinam. Dabar paimam. Visų pirma, įmerkom į vašką, nes kitaip niekaip nelips vaškas mūsų. Ar kaip sustingsta, mes antrą kartą jau galim dėti iš viršaus. Žinoma, kad nebūtų vėjo, skersvėjo, kad jinai nejudėtų. Jeigu judės, jinai kryps į šonus, nebus tokia tiesiai. O dabar pažiūrėsim. Pažiūrėkime, kokia tiesiai žakutė. Dabar mes ją įrėkime ir kiekvienu kartu. Kaip žinoma, vaškas negalima perlydyti. Perlydyti galima, bet tik neperlydyti. Nes jeigu perkaitinsim, tai automatiškai nuo šitos vietos jinai nušliuoš į apačią. Ir jau žakutė nebus kokybiška. O pasakykit, kiek kartų mes turim pilti, kad gautųsi žvakė, nes dabar kol kas jos labai... Kažkur tai 15 kartų. 15 kartų. Jo, bet čia irgi priklauso nuo žvakės, nuo vaško karštumo. Jeigu vaškas karštesnis, reikės daugiau reiškia. O dabar mane tai domintų pagrindinis akcentas, tarkim, kaip jūs viską tada užbaigėt. Nuėmat, tarkim, bus jinai stora ta žvakė ir kaip jūs viską užbaigsit. Gal ateisiu tada iš arčiau, kad... Peiliu čia nuėmam prie pat ir tada žiūrim, čia būna toks kaip ir... Geriau bus. Čia, matot, yra paplonėjimas ir iki šito paplonėjimo irgi nupjaunam. Ir viskas, ir tiesiai paguldom. Kad atvestų ir viskas visa būna žvakė. Tai va šiek tiek dabar intrigos mes ir paliksim, nes jūs nematot, kaip atrodo galutinė žvakė. Tai manau visi norės sausio 31 dieną sulėkti ir pasidaryti tas žvakės. Taip, manyčiau šiaip. Čia, kaip pasakyti, senovinės bus žvakių gamyba. Mes gaminame tokias, bet čia jau, kaip pasakyti... Čia jau šiuolaikiškos. Šiuolaikiškos, bet visų pirma pradėjau nuo šitų žvakių. Ai, ir paskutinį galbūt akcentą dar irgi pasakykim žmonėm, iš kilogramo vaško. Kiek išeina žvakių? 10. Ir kur radote šį stebuklingą žodį? Kiek žinau, tai yra labai gili istorija. Jo, labai gili istorija. Radom dėžutę. Tikrai žvakė, tai žinokit, ne tas, kad mes padedam ant stalo, bet jos reikia laikyti medinę dėžutę. Kad jos nevaržytų, kad jos neperkaistų. Ir to dėžutė aš radau su žvakė. Žvakė viena buvo palikta, daktis, kaip sakau, va tokia va, tik tai atmatuotas siūliukas. Ir buvo parašyta, kilogramas vaško, 10 žvakių. Tai va su ta gaida ir užbaikime ir pasakykime, kad sausio 31 dieną iš kiek kilogramų padarysim kiek žvakių?
Žiūrėsim, kiek ateis liaudis, iš tiek ir pagaminsim. Tai, mėlyjei, laukiam labai jūsų ir ačiū labai Laima už šią nuostabią vaško terapiją. Taigi dar viena mūsų krašto edukacija ir dar viena mūsų žvaigždelė, kuri pakvies į vieną populiarią edukaciją, terapiją, nežinau kaip ją pavadinti ir kas čia yra. Raminta, gal pati papasakosi, ką darai, ką kvieti ir kam tai labiausiai įdomu? Sveiki, tai aš jūs pakviesiu į spalvotos druskos terapiją. Tai įdomu ne tik vaikams, įdomu ir suaugusiems, nes žaidžiant su druska ir darant savo namų kvapą, taip, nesuklysiu pasakęs namų kvapą, mes darysim tokį spalvotą namų kvapą, į kurį pilsim eterinį aliejų ir uždarę 3 paras turėsim palaikyti, kad įsigertų kvapelį ir padėję į drėgną vietą, kad druska gertų drėgmę, o skleistų kvapą, taip naudosim kaip namų kvapą namams. Tai dabar galbūt labiausiai įdomintų tas pats procesas, kaip viskas vyksta, kaip gimsta tos spalvos, ką naudoji ir kaip išlaikyti, kad mėlyna būtų mėlyna, žalia, kuo spalvina. Aš naudoju valgomą druską, tai druską naudoju ne tik į sriubą, kaip matot, o dažau ją guašu. Taip, galima dažyti ir akvarėlę, tada gautųsi pastelinės neryškios spalvos. Bet aš darau guašui, nes jis turi didesnę pigmentaciją ir ryškesnės spalvos. Bet spalvą galima išgauti bet kaip. Netgi kaip kažkada bandėm daryti, trynėm akmeniu, malėm kavamalę, tai spalvos tos įvairesnės ir daugiau atspalvių galima išgauti. Ir kaip pats procesas vyksta, galbūt parodysi ir susidomėjusiu atsiras kaip ir mūsų žvakių edukacijoje ir kaip kitose edukacijose. Tada skambins, norės, kad atvažiuotų ir pasidarytų namų kvapukus arba kad mes nuvažiuotumėm. Tai suintriguok ir parodyk, kaip gimsta toks grožis. Aš parodysiu paprasčiausia, ką darau su vaikais mažiausiais. Tai jau pas mus būna vaikučiai nuo 3 metukų kažkur ten galėtų žaisti. Tai tiesiog sakau, imkit šaukštuką ir berkit. Berkit tiesiai stiklainiuką, palenkit ir gaunasi ten tos bangytės. Dar ką galiu pasakyti, tarp vaikų populiaru, galima išgauti tarp spalvų vaiko nuotaiką tą dieną. Jeigu nuotaika gera, spalvos būna ryškios, bet jeigu vaiko nuotaika niūri, tada dažniausiai naudoja juodą, rudą, tamsią spalvą. Tai mes taip žaidžiam, darom ašarėlės palei kraščiuką stiklainį. Va štai čia. Čia, ne? Taip. Šįkart nepasirašiau, bet čia yra tokios ašarėlės ir galima jas įvairiai padėti. Ir taip susipilsim. Kaip sakau, laukų atspalvis. Ir noriu pajuokauti, jeigu mes, tu sakai, čia valgoma druska, tai jeigu mes va šitą va įpilsim į šaltibarščius, gausim šaltibarščius. Gaila, bet ne. Vadinasi, tokios naudoti maistui negalima. Tai. Nepatarčiau. Nes pamenu, kažkurio edukacijai tavęs ir klausė, liktai, ar galima naudoti maistui šią druską. Vaikai manęs dažnai klausia, ar galima paskanauti. Tai jeigu paskanauti, tai duodat tik baltą. Nes, o jei alergija ar dar kažką. Tai ką? Labai ačiū tau, Raminta, labai smagiai papasakojai ir tikiuosi su mielu noru lauksi, kada pas tave ateis vaikai ir supažindins. Aš labai tikiuosi, bet tų pasiūlymų užtenka ir dabar. Tai labai smagu ir ačiū Jums labai visiems, kurie žiūrite mūsų video metu ir susipažįstate iš arti su mūsų edukacijomis. Ir kągi čia darot? O ką, tu nežinai? Juk cikins arbatą. Taip, kviečiate mane, ne? O mes gal pakviesim visus kartu. Būtinai. Taigi, mėlyjei, mūsų dar viena edukacija, kurią mes su mielu noru ne tik darom, bet ir per šventes visus vaišinam, visur dažom ir demonstruojam mūsų gardžią cikinską arbatėlę. Būtinai paragausim. Tai jūs darykite, aš tai pataisysiu. Gerai. Papasakokim galbūt žmonėm, ką mes renkam ir ką darom ir kaip vyksta viskas. Nes mesgi
labai dažnai pasakojam, mes darom 3 sezonų arbatas - pavasario, vasaros ir rudenio. Ir tas procesas yra labai kruopštus, atsakingas, auginam patys žolės, renkam laukuose, miškuose, žmonės mums atneša. Šiemet ypatingai netikėtai mes baigiam savo rudeninių arbatų maratoną, tai labai dėkojam visiems, kurie prisijungė ir atnešė. Ir dar turėsim dar vieną, bet jau čia grinai, Ceikinių krašto, sunešta žmonių arbatą. Tai kas čia sudėtyje? Ramintų. Raudonėlis, Yra juodų sedentų, bijūno lapų, yra aviečių, O palauk, o va šitas? raudonėlis, Tai aš kažkaip dar mačiau dobilą. yra ir Yra dobilas, sabulų. Ir mėtų kažkur. mėta, melisa, avietė, juodasis serbentas. Ką dar dėjom? Medetkas? medetkas dėjom ir liepos žiedus dėjom, nes liepos žiedai yra nuo peršalimo ir čiobreliai. Tai kad mes būtumėm sveiki žiemos metu, išgersime arbatos nuo peršalimo ir būtinai lauksime jūsų pas mus renginiuose, kur tikrai pažadame, galėsite paragauti ko? Ceikiniškos arbatos. Bet nepamirškit prie arbatos ir skanaus medaus. Laima tuo pasirūpins, nes laimos metus Ceikinių krašte, sakyčiau, gal skaniausias. Tikrai, nes skonį nesiginčiam, bet mes pripratę prie laimos medaus. Tai laima pažada atnešti medaus, mes pažadam skaniausios arbatos, o jūs pažadat atvykti